Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Antradienis ir Tradickio žurnalistų namai, aš Darius Lukoševičius, o šiandien jau visai kitame statuse, ne bendraautoriaus ir ne laidos vedėjo, o tik laidos svečio vaidmenyje Dainius Radzevičius. Labas rytas, Dainiau. Gerą dieną, Dariau. Taigi, jei teisingai suprantu, tu nebeturi teisės vesti laidų ir dėl to, dėja klausytojams ir žiūrovams teks atsisveikinti kuriam laikui. Kodėl taip nutiko? Tai turbūt visai natūralu, nes nuo sausio 15 dienos tapau Lietuvos radio televizijos komisijos nariu ir pagal įstatymą ir pagal tvarką negaliu turėti įsipareigojimų radio televizijos laidom. Tai su malonumu džiaugiuosi, kad Dariau, tu tampi šios laidos ne tik vedėjų, bet ir autorium ir iš viso ant tavęs dabar visa našta diskutuoti svarbiausiais žiniasklaidos klausimais. O aš, jeigu kada pavyks pasikviesi, tai mielai atvyksiu tik kaip svečias ir man atrodo visai smagu kartais pakeisti ampluą, pabūti tiesiog svečiu. Kadangi žmonėm galbūt ne visai aišku, ką veikia ta komisija, už ką jie atsako, tai gal šiek tiek apie ją, nes manau, kad klausytojai ne visi žino iš tikrųjų tų priežiūros žiniasklaidos institucijų funkcijas visas. Geras klausimas, nes dažnai painioja beje Lietuvos radio televizijos visuomeninio transliuotojo taryba, kuri vadovauja būtent Lietuvos radio televizijai kartu su Lietuvos radio televizijos komisija, kurios pavadinimas tik vienas žodis skiriasi, vienur taryba, kitur komisija. Tai komisija Lietuvos radio ir televizijos iš tikrųjų stebi viešą erdvę ir nuo jos priklauso du svarbiausi dalykai, kad žiniasklaidos priemonės Lietuvoje turėtų licenzijas, kurios čia veikia, kas tai bebūtų, radijas, televizija, kai kurie YouTube kanalai ar kabelinės vadinamos televizijos. Ir kas turbūt svarbiausia, iš tikrųjų žiūri, jog būtų laikomas licenzijų sąlygų, kad turinys atitiktų įstatymo reikalavimus, kad nekenktų nepilnamečiams, kad reklamos draudimų nebūtų ir panašiai. Ir vienas svarbiausių naujų dalykų yra, kuris jau keletą metų egzistuoja, tai iš tikrųjų prižiūrėti ir autorinės teisės, kad nebūtų piratinių svetainių, kuriuose galima pirataujantiems žmonėms siųstis filmus ir kenkti autoriams. Tai va tokie pagrindiniai darbai. Ir būdamas su kolegomis toje komisijoje, mielai, sakau, galėsiu dalyvauti kaip svečias, jeigu kada bus naudingas, bet jokių įsipareigojimų nuolatinių nei radijinėje televizijoje negali turėti nei vienas komisijos narys, jie turi būti nepriklausomi. Tai kaip ir suprantama, dabar tik klausimas, ar ta komisija turi kažkokių baudžiamųjų teisių, tai yra ar gali imtis kažkokių priemonių, ar tiesiog prižiūri ir kažkam praneša. Komisija yra valstybės reguliuojanti institucija, kurios iš tikrųjų funkcija tais atvejais, kai iš tikrųjų vyksta pažeidimai, pavyzdžiui, karo nesantaikos kurstymo tokie rimčiausi arba pornografijos platinimas, tai gali pati imtis priemonių, kad būtų sustabdytas tokio turinio transliavimas. Aišku, paprastai ir tai numatyta įstatymuose turi būti sankcionuojami ir teismų vėliau sprendimai, bet iš principo tai institucija, kuri yra prižiūrinti. Žodis prižiūrinti, man atrodo, viską gerai nusako, neprižiūri ir žiūri, kad pažeidėjai negalėtų laisvai veikti. Man tai visą keistai skamba, kai vieną vietą suplakama pornografija ir karas ir smurtas. Tai viena vietoje smurtas, kitoje meilė. Tai labai skirtingose pusėse, man atrodo. Gerai, šiandienos tema, iš tikrųjų, tai tema turbūt, kuri visiems ant liežuvio galo, tai yra Donaldas Trumpas. Jo inauguracija, man inauguracija beje ne tiek svarbi kaip pats faktas, tiesiog tai, kad jis tapo prezidentu ir kaip mūsų žiniasklaida sureagavo į tą visą, sakykime, renginį ir kiek čia mes tikslus, kiek informuoti esame apie tai, kas vyksta, strateginėme mūsų partnerėje Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Dariau, man atrodo, aspektas apie tai, jog inauguracija yra tik pretekstas toliau visiems svarstyti, mąstyti, spekuliuoti, nuspėti, kaip vadovaus Jungtinėm valstijom ponas Donaldas Trumpas, man atrodo, geriausiai apibrėžia, kas yra šnekama. Nes panašu, kad ir aš tą bendrai jaučiu, kad labai mažai kam pavyksta pakalbinti tuos žmonės, kurie yra artimiausi jo aplinkoje, kas tai bebūtų, ar jo patarėjai, ar komandos nariai, ar draugai. Ir jeigu kalbėsim apie Lietuvos žiniasklaidą, tai dėja, bet daugeliu atveju kolegos, ypač, tarkim, visuomeniniam transliuotojui vakar tiesiogiai transliavo pono Trumpo inauguraciją. Šiuo metu, kol mes čia kalbamės ir Lietuvos radijoje, tai vyksta laida apie tai. Tai iš tikrųjų kalbėti visi nori, nes man atrodo, ir aš taip jaučiu, kad nerimo ir spėlionių, ar tik nebus kas nors blogiau, yra tiek daug, jog po inauguracijos tiesiog kaip oro gurkšnius visi gaudo.
bet kokį pono Trumpo pasakymą, mirktelėjimą, nuspėjimą, nežinau, ar jis griežčiau pono Putino atžvilgiu, ar švelniau kalba, ar jisai mylės ES ar nemylės. Na, žodžiu, visa tai, kas žmonėms galvose kirbėjo per tuos mėnesius, kol vyko rinkimų kampanija Jungtinėse valstijose, po pono Trumpo išrinkimo, man atrodo, visi nuoširdžiai tas baimės, tas savo, nežinau, kaip čia, nerimo dalykus bando pagrysti, gaudydami signalus. Ir čia turbūt, na, negražu pasakyti, bet man toks įspūdis, kad arti horoskopų spėjimo šiandieną yra, kaip ponas Trumpas pasielgs rytoj, poryt arba už poryt, nes jau Dariau, man atrodo, pastebėjai vakar, pirmoji diena buvo, kai kiekvieną įsakymą, kurį pats ponas Trumpas pasirašinėjo, pavyzdžiui, didžiulį auditorijoje, stebint žmonėms, didžiuliam, reiškia, sporto komplekse, na, tai buvo toks ritualas, kuris, na, net nežinau, ką čia primena, bet iš principo jisai vis tiek tokio kultinio, kažkokio, nežinau, apeigų simbolizmo buvo pilnas ir tiek, kiek ponas Trumpas, reiškia, parašą dėjo labai taip užtikrintai, tvirtai, tiek aplinkui visi arba atsidusdavo, arba krūpčiodavo dėl kiekvieno iš pirmųjų įsakymų. Beje, reikia priminti, pirmoji diena, kai buvo atšaukta 10 buvusio prezidento įsakymų, man atrodo, yra geriausias signalas, ko galima tikėtis iš pono Trumpo. Tai, kad 80, tai 700. Taip, tai jo, tai bet tai vis tiek tai rodo tiesiog, kad jisgi pradeda ne tiek nuo savo politikos, kiek nuo senosios politikos keitimo. Ir senosios politikos keitimas yra atšaukimas to, kas buvo priimta anksčiau. Ir man atrodo, čia yra svarbiausi simboliai. Jis atšaukia iki tol egzistavusius politinius sprendimus, reiškia, jis, man atrodo, iš šono žiūrint, jisai atšaukia viską, dėl ko kas nors buvo susitarę, dėl ko kas nors turėjo lūkesčių, viskas bus naujai pagal jį. Bet man atrodo, kad tu truputėlį teisus dėl tų patarėjų ir man atrodo, kad problema yra ne tada, kad jų niekas nekalbina. Kalbina, prieina ir jie kalba, nori, ypač jeigu Amerikoje. Ja, nori, kalba jie, ypač per Fox News, pavyzdžiui, tai ten neišlenda. Problema, kad jie patys nežino, ką Trumpas darys. Ir vis tie pokalbiai baigėsi tuo, kad Trumpas yra genijus ir jis žinos, kaip padaryti. Bet kas bus padaryta? Tiesiog pasakius, na, bent jau negirdėjau, kad nors vienas patarėjas arba tas pats viceprezidentas žinotų, kas bus daroma. Manau, kad kartais toks susidaro įspūdis, kad pats Donaldas Trumpas nežino, kas bus daroma, kol jo nepaklausė ir reikia staigiai sukurti tą atsakymą. Bet tai čia pirmoji kadencija ir man atrodo, tas buvo ryšku. Šiandien man atrodo, kad tiksliausias spėjimas būtų, kad vis tik tas dešiniųjų planas, nuo kurio Donaldas Trumpas rinkimų metu kratėsi, bus vykdomas. Ir iš tikrųjų tai gali būti tam tikra Biblija, pagal kurią Amerikos politika vystysis. Bet jau pirmoji diena man taip pasirodė, kad būtent tą ir patvirtino, nes, sakykime, buvo pažadas kovoti su imigracija, legalia, nelegalia, ir dauguma tų atšauktų įstatymų arba naujų tvarkų paskelbimo buvo būtent susijęs su sienos apsauga, ypač kadangi dar buvo įvesta nepaprastoji padėtis prie pietinės sienos, tai manau, kad šitoje vietoje į savo atlišą rankas vykdyti vieną iš rinkiminių pažadų. Gal ir tiesos tame yra ir man atrodo, kadangi ponas Trumpas nepaslaptis, jis yra toks derybininkas, žaidėjas, verslininkas, tai man atrodo, jisai iš šono žiūrint atrodo, kad jis pasodino prie kazino ruletės daugybę kitų jį stebinčių žmonių su labai paprastu pasakymu. Na ką, sukim ruletę visi, bet laimėt turiu aš. Ir dabar daugelis, taip sakant, politinių lyderių pasaulio, net politinių lyderių, man atrodo, jaučiasi labai kvailokai, nes toks įspūdis, kad kazino priklauso jam. Aš turiu menyje šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos su visais kariniais, ekonominiais resursais, jis yra šeimininkas didžiausios valstybės ir įtakingiausios valstybės kažkuria prasme, žodį didžiausia turiu menį pagal įtaką. Tai čia bus visko, bet jis panašu, kad jaučiasi šeimininku. Gerai, toliau prie analizės to, kas įvyko ir kaip mūsų žiniasklaida reagavo, grįšime po reklaminės pertraukėlės. Grįžtame į laidą, norėjau sakyti studiją, bet nesam studijoje, skirtingose vietose, kaip jau supratote iš vaizdelio. Taigi, man atrodo, kad šitoje vietoje daug buvo vakar analizės apie tai, kas vyksta, tokio pasišpilkavimo. Aš pažiūrėjau ir dabar šiandien ir CNN, ir
ir humoro laidas nuo pat ryto ankstyvo, vis tik kas vakar vyko. Tai Melanijos Kepuraitė, Masko narcisinis pasveikinimas dominavo. Kas yra, iš tikrųjų, tai yra niekai. Tai yra tiesiog tai išoriniai blizgučiai, kurie nieko nereiškia ir kas ten kam šypsojasi, kas kam ranką padavė, nepadavė. Ok, tai kažką atspindi, bet realiai mes kalbame apie tai, kad dauguma žiniasklaidos taip ir susikoncentravo į tai, kasgi įvyko. Ir tik šiandien jau pradedam atrinkti pelus nuo grūdų, kai matome tos įsakus nuo labai rimtų, tai yra tos imigracijos pakeitimai, kurie palies turbūt 14 milijonų mažiausiai žmonių šiuo metu esančių Jungtinėse Amerikos valstijose, iki tokių juokingų kaip Meksikos įlankos pervadinimas į Amerikos įlanką. Čia turime tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Britai vadina Lamanšo sąsiauriu, o prancūzai Anglų kanalu. Tai čia... Prancūzai Lamanšo vadina. O Britai savo kanalu. Tai čia pagal tą patį dabar Trumpas pakeitė geografiją, bet pakeitė tik savo valstybės, turbūt, vadovėlėse. Manau, kad Meksikos įlanka liks tokia. Bet pasitraukimas iš Pasaulio sveikatos organizacijos, pasitraukimas iš Paryžiaus sutarimų dėl klimato kaitos, tai yra rimti tarptautiniai žingsniai, kurie, turės pasiekmių, manau, ir turės pasiekmių visiems, ne tik tai Jungtinių Amerikos valstijų gyventojams arba ten gyvenantiems emigrantams. Kaip tau atrodo, ko čia siekiama? Aš galbūt dariau, pirmiausia, turbūt atkreipsiu dėmesį, kad tu turbūt vienas iš irgi nedaugelio žmonių, kuris, pavyzdžiui, atkreipė dėmesį į tą pačią Pasaulio sveikatos organizaciją kaip svarbių pareiškimų. Todėl, kad visur beveik minima kaip vienas iš kontekstinių dalykų ir tarp kitko tas Meksikos įlankos pervadinimas, man atrodo, yra žymiai labiau akcentuojamas negu, pavyzdžiui, buvimas Jungtinių valstijų tarptautiniuose susitarimuose, kas tai bebūtų, ar tai Paryžiaus būtų, ar Pasaulio sveikatos organizacija. Kas man atrodo iš tikrųjų nelabai teisingai, nes pavadinimas taip, jis yra galbūt ir politiškai, ir kaip nors ten emociškai labai stiprus dalykas, bet buvimas arba nebuvimas susitarimuose, pabrėžiu, susitarimuose, tai reiškia, kad tie susitarimai, kurių laikosi arba stengiasi bent jau laikytis, arba vaidina, kad laikosi, bet Jungtinės valstijos su ponu Trumpu net neplanuoja laikytis, darys taip, kaip jiem naudingiau. O pripažinti turėtume vieną dalyką. Ar Pasaulio sveikatos organizacija, kuri žodis rūpinasi gal nelabai tinka, bet iš tikrųjų dalyvauja aktyviai įvairiuose problemų sprendimuose globaliniu mastu susijusiuose, kas tai bebūtų, ar pandemijos, ar tai būtų kokie nors kiti dalykai regionuose, man atrodo simbolizuoja vieną dalyką. Pono Trumpo mintis labai paprasta. Darysim taip, kaip norėsim tuo metu, norėsim dalyvausim, norėsim nedalyvausim ir tarptautiniai teisė ir tarptautiniai sutarimai Jungtinėms valstijoms galios tik tai tiek, kaip aš suprantu iš šio pasakymų, kiek jam atrodys tuo metu, kad naudinga Jungtinėms valstijom. Jeigu ne, pasilieka laisvas rankas. Ir čia, aš sakyčiau, iš šono žiūrint, yra keistoka sakyti tą, bet man atrodo žymiai stipresnis pasakymas nei kokio nors pono Putino grasinimai, kad jis iš kur nors pasitrauks tenai dėl ten brandolinių reikalų ar dėl kokio nors kitokių sutarimų. Tai, ką Rusija dažnai pagrindžia ir iš tokios baimės ir šantažo tokių tikslų dažniausiai deklaruoja dėl karo Ukrainoje nesėkmių paprastai, kad mes čia kažkur išeisim, kažką padarysim. Ponas Donaldas Trumpas iš karto pasakė, jis tiesiog tai padaro, kad turėtų laisvas rankas. Ir man atrodo, jo rankų atsilaisvinimas bet kokioj probleminėje situacijoje turėtų savo sprendimus. Jisai gąsdint turėtų visus tuos, kurie įpratę prie senų susitarimų ir jų laikymosi bei nesilaikymo, nes mes turim kontekstą. Rusija, kaip ir Kinija, jie turi savo supratimą apie susitarimus. Jiems patiko žaisti su demokratija, kur yra taisyklės, kurių laikomasi. Aš tikrai suprantu, kad daugelį nepatiks to, kad ponas Trumpas žais taip, kaip jam atrodys naudingiau, ir šiuo atveju kalbam apie valstijas. Man atrodo, kad čia problema yra net ir gilesnė, nes tai rodo, kad pasaulio tvarka, kuri buvo grįsta susitarimais, jinai nebeegzistuoja. Tai yra susitarimų nebesilaiko Rusija jau seniai. Nebesilaiko, tas pats karas Ukrainoje, klasikinis pavyzdys, kai tu garantuoji valstybės saugumą, dėl to, kad valstybė atsisakytų branduolinių ginklų ir paskui jie užpuolė. Tai praktiškai Donaldas Trumpas sako, kad Amerikai tai tinka ir susitarimų jokių nebėra. Iš tikrųjų nebėra jokių susitarimų nei vieno, nes paprastų
plunkstos brūkštelėjimų juos galima atšaukti ir paneigti. Tai šiandien susitarimai, kas anksčiau buvo ar garbės žodis ir parašas kažką reiškia, šiandien nieko nereiškia. Tai manau, kad pasauliui tai yra, sakykime taip, nesakyčiau bloga, bet keista žinia ir teks taikytis prie tvarkos, kad jokių susitarimų daugiau rimtai vertinti nebus galima. Ir manau, tai šiek tiek gąsdina, nes tas pats NATO egzistavimas irgi yra susitarimas. Jo, bet dar jau tada grįžkim sąžiningai pasakykim. Mes čia meldžiamės NATO, bet NATO yra susitarimas. Tai vėlgi galima brūkštelti Parkerį ir pasakyti, nebėra NATO, arba mes išeinam iš NATO, nes mums neapsimoka, nenaudinga, per brangu ar dar kažką. Tai tu palietei temą apie tai, jog seni susitarimai, pabrėžiu seni sąlyginai, nes kai kurie yra 20 amžiaus, pavyzdžiui, mes prie NATO prisijungėm tik prieš 20 gerų metų. Tai, man atrodo, ir mes patys Lietuvos žiniasklaidoje turėtum irgi sąžiningiau kalbėti ir apie tai, kad Lietuva, šiuo atveju mūsų politikai, irgi pradėjo interpretuoti tarptautinius susitarimus, kuriuos patys mes esame pasirašę, kažkada labai gyrėmės, norim gerai atrodyti, bet dėl grėsmės, kuri mums atrodo kyla iš Rusijos, pavyzdžiui, dėl minų kai kurių, dėl pėstininkų minų ir kitų reikalų, ar kasetinių šaudmenų, ar daugybės tų dalykų, kur mes norėjom atrodyti gražus, pasirašyti, prisijungti prie įvairių tarptautinių sutarimų. Karo grėsmės akivaizdoje mes patys sakom, kad žiūrėkit, mes norim persvarstyti, mes norim išeiti, mes čia pasiliekam teisę, nes mums, kyla grėsmė. Ir man atrodo, kažkuria prasme mes silpnokai kopijuodami ir bijodami kartais akcentuoti, jog mes patys irgi mėgstame tos sutarimus interpretuoti taip, kaip mums naudinga. Beje, dėl jų, man atrodo, mes dėl savo naudos ir prisijungiam prie tų sutarimų. Nepaslaptis, kad dažnu atveju tik tai taip ir vyksta. Tai Jungtinės valstijos šitoje vietoje, man atrodo, tiesiog yra puikus simbolis. Viena iš didžiausių valstybių atvirai deklaruoja tai, ką mes galėjom jausti arba numanyti, žinodami, kad didžiųjų valstybių, aš turiu G7, ar G10, ar G12, ar G20, čia dėliot galim kiek norim, pagrindiniai žaidėjai, tokie kaip Jungtinės valstijos, Rusija, Kinija, su labai skirtingom sistemom, visi planuoja turbūt žaisti savo žaidimą pagal savo taisyklės, gal kažkiek dalyvaujant susitarimuose, bet tik tai tiek, kiek jiems naudinga. Nesakyčiau, kad tai yra kažkas labai keisto dariau. Jeigu atvirai kalbant, viešų erdvėje mes, man atrodo, dažnai aptarinėdom, kalbinam įvairius ekspertus, kad, pavyzdžiui, Rusija ir Kinija nuolat nesilaiko, nuolat meluoja, nuolat apgaudinėja, nuolat šantažuoja kažkokiais dalykais ir panašiai. Ir mes labai dažnai žiniasklaidoje žurnalistai klausdavo politikų ir ypač tų, kurie atsakingi už tarptautinę politiką, o ką mes galim padaryti, o kodėl mes nieko negalim padaryti. Na ir visa kita būdavo bla bla bla, bla bla bla, žinot, yra tarptautiniai įsipareigojimai, yra procedūros, yra ta. Ir štai tada supranti, kad tie tarptautiniai sutarimai, nežinau, nuo pono Putino arešto Mongolijoje, reiškia kaip tarptautinio įtariamo nusikaltėlio iki ten kitų dalykų, jie tokie, panašu, kad pas poną Trumpą galėtų ir areštuoti poną Putiną. Bet bus įdomu, beje, susitikimas, kur vyks. Jeigu vyks susitikimas su įtariamu nusikaltėliu. Pokalbiai Sąjungos pasiūlė variantą, suprantu. Ir atveju įdomu. Galėtų Vilniuje vykti. Būtų visai įdomu. Bet teisėjo pasakius, susitarimais, bet aš manau, kad vėlgi tie patys vertinimai labai pasikeitė. Donaldas Trumpas turbūt 8-9 metus iš eilės net nenulipa nuo žiniasklaidos puslapių. Ne dienos be žinutės, o dažniausiai be 10 žinučių, o labai dažnai pusė žinių laidų pasaulyje užima būtent Donaldas Trumpas. Lietuvoje gal mažiau, nes mes nelinkę labai domėtis užsienio politiką, bet man atrodo, kad, sakykime, taip mes matome populizmo suklestėjimo viršūnę, kai žmonės renka ir pasitikė žmogumi, kurį dažniausiai mato televizijos ekrane. Galų galia į televizijos ekraną ponas Trumpas irgi į politiką atėjo iš televizijos ekrano. Jis buvo populiarios laidos vedėjas. Ir labiau Amerikai žinomas ne kaip multimilijonierius verslo magnatas, bet kaip laidos vedėjas. Tai manau, kad šitoje vietoje populizmas pasaulyje ima viršų šiandien. Vladimiras Zelenskis buvo išrinktas dėl to, kad televizijoje daug metų buvo įvairiuose ir nepaslaptis, kad jo vaidmenys, kuriuos jis vaidino, ypač tas paskutinis serialas, filmas apie valstybės, kaip čia tarnas, Valstybės tarnas, taip. Valstybės tarnas, jo. Tai man
jo, tautos tarnas, taip teisingai slogana rodo. Tai geriausias simbolis, kad žmonės ieško problemų sprendėjų. Ir man atrodo, ponas Trumpas, kiek jis ar kaip laidos vedėjas, ar kaip verslininkas buvo žinomas, net nesvarbu kaip kas, ar ten kažkada mokytojas, kaip sakant, kaip daryti verslą. Jis dažniausiai save pozicionuodo kaip tą, kuris turi paprastus atsakymus ir sprendimus greitus arba paprastus sudėtingiam klausimam. Tarkim, jeigu ten kokia nors Panamos tema, kuri čia funkcionavo, arba Grenlandijos tema, kuri mums atrodė tokia keista, sudėtinga. Beje, lietuviai, man atrodo, daugelis Grenlandijos temos ir Danijos santykių net nebūtų galėję apibrėžti dėl įvairių priežasčių, nes ta tema tikrai niekada neegzistavo žiniasklaidai. Bet jis iškėlė tokiu kampu, kuris, sutikime, jisai padarė žiniasklaidos darbotvarkę, sujaukiai padarė visiškai naują, beje, kaip ir politinę darbotvarkę. Ir aš manyčiau, kad vieną neabejotiną pliusą jis turi kaip lyderis, jisai siūlo sprendimus, apie kuriuos galbūt tik užkulisiuose, tik siauruose ratuose kas nors šneka ir nedrįsta garsiai pasakyti. Tai šitoj vietoje, kai pasaulis labai dažnai remiasi bailių veikimo metodais, kaip ponas Putinas koks, tai reiškia visą laiką bailys bijo prisipažinti, kad nori karo užkariauti Ukrainą, susikviečia 14 savo ten pavaldžių tokių vergų, reiškiasi, iš kurių reikalauja viešai prieš visus pasaulį paaiškinti, kodėl reikia pulti Ukrainą. Tai visiško bailio filosofija. Ponas Trumpas, jisai pats imasi ant savęs atsakomybės, gerais ar blogais metodais čia galės jau vertinti kiekvienas kitas, bet jis demonstruoja lyderystę ir jos, man atrodo, seniai labai trūko. Daugelį žmonių jos trūko įvairios lyderystės, bet lyderystės, kuri imtųsi ne kalbų, o darbų. Ir Lietuvoje mes irgi tą puikiai matome pagal kai kurių populistų iškilimą beje. Man atrodo, toks paradoksas yra, kad visos diktatūros, jos ateina po demokratijos. Tai yra, diktatūros žlunga, nes žmonės supranta, kad diktatorius buvo blogai, kad patikėti vienu žmogum arba siauru žmonių ratu, kaip partija, diktatūros skirtingos, buvo sovietų komunistų partija, lyg ir vieno diktatoriaus po Stalino nebuvo, bet buvo kolektyvinis diktatorius, dabar tą matome Kinijoje, Korejoje, dabar Rusijoje matome jau vienvaldžius diktatorius, be jokios paramos, panašu, kad Amerikoje taip pat. Bet mes užmirštame, kad visi jie į valdžią atėjo demokratinių rinkimų būdu. Čia toliau einant pavyzdžių istoriją, Hitleris irgi atėjo į valdžią po rinkimų. Ir jis atėjo panašių būdų, tai yra darydamas šou ir žadėdamas, kad radikaliai viską pakeisim ir kad keisis visa politika ir pakeitė. Tai ar mes matome čia dabar kažkokį analogą, ar aš čia tik tai fantazuoju? Tai jau tikrai, kad ne, ir mes galim matyti vėl ir ponas Trumpas turbūt savo inauguracijoje pasikvietęs kai kuriuos atstovus iš Europos labai aiškiai parodė, kokie tipažai jam gali patikti politinio veikimo, tai alternatyva Vokietijai. Nepaslaptis, kad ar piratų partijos atsiradimas kažkurio momento Vokietijai, ar alternatyvos Vokietijai, juk simbolizuoja tos pačius dalykus, kad stabilumas, sąlyginis stabilumas, kai tam tikrai visuomenės daliai nepatinka tas stabilumas, turime stabilios problemos egzistuojančios, permanentinės, tokios atsinaujančios, ar tai migracijos kai kurie klausimai, ar ten bedarbystė, ar dar kažkas, maži atlyginimai. Tai jie reikalauja alternatyvių sprendimų, kurių beje reikia pripažinti ir šiandieną mes, beje, Lietuvos viešų erdvėje turime labai mažai. Aš galbūt pajuokausiu, bet mes dar su tai mes turbūt kalbėję kažkada laidoje apie sprendimų žurnalistiką, kuri labai skambiai atsirado ir mūsų kolegos iš visuomeninio transliuotojo irgi, man atrodo, labai gražią iniciatyvą parodė, kai pasakė, kad bus ieškoma sunkiom įsisenėjusiam problemom tokia per sprendimų žurnalistiką gilesnės analizės ir tokių tvarių, tvirtų sprendimų, kur kažkas jau kažką gerai yra padarė. Bet aš nematau tendencijos, kad didžioji dalis ne tik žiniasklaidos, bet ir politinio lyderiavimo šiandien atstovų ir ekspertų netgi būtų linkę į tvarių, aiškių sprendimų pasiūlymus. Kaip mėgo visi kosmetinius pasiūlymus, taip ir mėgsta. Tai ponas Trumpas šiuo atveju maždaug kerta iš peties, reiškiasi, spręskim, darykim, jeigu su mum nesitarė, tai darykim pagal mūsų ir tada bus gerai. Iš jau sakius, aš tai nelabai pritariu tam, kad žurnalistai turėtų kažką siūlyti, Taip, žurnalistai bendrauja su labai daug žmonių, dažnai turi daugiau patirties, ypač už naujai išrinktus politikus, tai faktas.
galbūt ir žinių tam tikrose sferose daugiau turi, bet ne jų darbas siūlyti sprendimus, jų darbas vis tik tuos sprendimus pristatyti. Mane visą laiką nemaloniai nuteikia, kai bandoma žurnalistus įpareigoti kažką, neva pasakant, kad tai yra jų misija. Čia kritika ir į mūsų pačių daržą, Europos žurnalistų federacija tarp vienų iš tikslų, pavyzdžiui, yra įrašysi žaliojo kurso propagandą. Propaganda yra jau toksai šlykštus žodis, kuris su žurnalistika nieko bendro turėtų neturėti. Ir tai reiškia, ką negalima kritikuoti to žaliojo kurso, kas yra daroma, reikia skatinti bet ką, reklamuoti bet ką, tai manau, čia irgi neišeitis sprendimų žurnalistika. Žurnalistika, kuri ieško sprendimų per politikus, per specialistus, tai yra gerai, ta prasme, jeigu surenkame žmonės padiskutuoti ir ieškoti atsakymų į svarbius klausimus, tai yra šaunu. Bet jeigu mes patys pradedam aiškinti, kaip turi būti padaryta, kas beje Lietuvoje nekartą yra nutikę, kai laidos vedėjai arba tie, kurie turėtų klausti, jie pradeda dėstyti savo nuomonę ir savo teoriją. Klausimo, kur pašnekovo lieka arba pečiais gūžčiai, arba tik tai galvą linktelti. Tai manau, kad čia gal nėra toks jau genialus sprendimas. Bet grįžtant prie Donaldo Trumpo, tai ačiū Dievui, kad pirmą dieną nepaskelbė karo Danijai, Panamai ir Kanadai. Nes buvo žmonių, kurie to tikėjosi. Man atrodo, kad Lietuvoje mūsų kolegos bando ir teisingai tą daro, gaudyti kiekvieną žodį apie Putiną ir karą Ukrainoje. Natūralu, nes tai mus liečia ir labai arti liečia, ko man atrodo, Amerikos lietuviai balsavę už Trumpą ir 100% palaikantis Trumpą nelabai supranta, nes iš vienos pusės jie nori dvigubos pilietybės, iš kitos pusės jie pakankamai rizikingą sprendimą dėl Lietuvos ateities pasirinko. Nesakau, kad bloga, bet rizikinga tai tikrai. Ir kaip tau atrodo, ar šitoje vietoje mes esam pakankamai informuoti apie tai, kas bus? Aš manau, kad mums tikrai labai trūksta informacijos, bet aš netgi galiu spėti ir aš tikiuosi, kad taip yra, kad mes ne viską žinom, kas daroma mūsų ateities labui. Turime geri dalykai, kad jis gali būti daromi ir tyliai, dėl to, kad jos per anksti pasakius, taip sakant, atiduodi prieš visas kortas. Ir man atrodo, dar jau tai, ką tu pasakė šiandieną, yra vienas iššūkis dėl apskritai pono Putino ir Donaldo Trumpo požiūrio į vienas iššūkis, tai mes turime nepamiršti, kad visos kitos mūsų problemos šalyje esančios šiandieną visos yra antraeilės kažkuria prasme, nes nieks neatšaukė ir negalės atšaukti jokiu būdu pono Putino Rusijos grėsmės Lietuvai. Jinai mano galva yra ne kiek įsivaizduojama, kiek yra suplanuota. Greičiausiai iš Rusijos pusės vienokia ar kitokia forma nuolatos kenkti ir daryti taip, kad galbūt reiškia gražintis jų imperiją. Ir man atrodo, kiekviena diena, kai mes tą užmirštam, yra mūsų iliuzija, kuri mums labai kenkia. Ir aš kalbu ir apie žurnalistus, žiniasklaidą, net apie politikus, beje, ir apie saugumo ekspertus, kurie daugiau kalba, bet kasdieniam darbe ne taip daug daro. Tai aš vis tiek manau, kad mes turim gaudyti net ne kiekvieną žodį, kiekvieną užkulisinį žodį. Peršturim trumpai reklamą ir tada galėsime pabaigti šią diskusiją ir temą, kuri, manau, šitą temą mes kalbėsime dar ilgai ir nuobodžiai, nes arba nenuobodžiai, nes ponas Trumpas tikrai gyvenimą nuobodų, prie jo nuobodų nebus. Grįžtame į eterį ir tęsime pokalbį apie Donaldo Trumpo inauguraciją. Tai yra inauguracija, kaip pastebėjote, nelabai dominuoja mūsų pokalbėje pats veiksmas, o greičiau apie naują kadenciją, naujo seno Amerikos prezidento. Per mažai palyginimų, mano galva, visur yra su pirma kadencija, kur viltis buvo tos pačios, tų, kurie balsavo už jį, bet iš principo išėjo didelis šnipštas. Nes nieko rimta nebuvo padaryta ir, atrodė daugiau kaip parodija prezidentavimo negu rimta. Kas pasikeis šį kartą ar pasikeis, kaip tau atrodo? Aš pritarčiau turbūt tiem, kurie
galvoja apie tai, kad realus gyvenimas visą laiką net ir stipriem lyderiam parodo, jog viskas yra nebūtinai taip, kaip jie įsivaizduoja. Ir čia mes galim lyginti su buvusia kadencija, bet pavyzdžiui, kokia nors, nežinau, imigrantų tema. Jungtinės valstijos susikūrė tokios, kaip dabar yra, ir vis dar yra tokios, kokios yra dėl imigracijos. Įvairiausios imigracijos, legalios, nelegalios, pusiau legalios. Mes puikiai žinom, kiek daug lietuvių kažkada važiuodavo su turistiniam vizom ir po to pasilikdavo Jungtinėse valstijose dirbti ir gyventi ir laukdavo žalios kortos. Tai aš nesu tas, kuris galvočiau, kad pavyzdžiui noro atvažiuoti Jungtinės valstijas legaliais, nelegaliais metodais ir Jungtinių valstijų politikos atsisakant imigracijos galėtų kažkaip išsispręsti iš esmės, jau nekalbant apie tai, kad pavyzdžiui kriminogeninės padėties problemos, kurios susietos su imigracija, savaime panaikins kriminogeninės grėsmės. Na, aš taip galbūt susijau kvailai tos dalykus, bet kriminalai, kurie įvyksta žudynės mokyklose, kai kada narkotikai gatvėse, dar kažkokie baisūs dalykai, na, jie tikrai nėra vien tik susijęs su imigracija ir imigracija pastarų keliarių metų arba tik su nelegalia imigracija. Tai čia galėtume bet kurią temą dar jau turbūt sieti, kaip ir, nežinau, gręžiniai draustiniuose, naftos ar ten dujų ir panašus dalykai. Ar globaliai spręs po 10 arba 20 metų visų pasaulio šalių poreikį turėti vis daugiau energetikos, daugiau energijos resursų ir juos turėti pigiai? Na, neturiu aš tokių prielaidų, negirdėjau nei vieno eksperto, kuris sakytų, kad ar tu gręši iš žemės, ar imsi iš saulės, iš vėjo energiją, kad energetika bus labai labai pigi, visiems prieinam ir visi mes gyvensime puikiai nuostabiai. Negirdėjau nei tokių prognozių, nei tokių prielaidų. Tai aš dar būčiau linkęs labiau taip galvoti, kad kai kurie greiti sprendimai, kurie įvyksta, raštų pasirašymo, galbūt dar kažkokių veiksmų, vis tiek bus pokyčiai tik tai, na, vadinkim taip, chirurginiai metodai suveiks, bet aš nežinau, ar tai yra tvari sveikatos, ilgalaikis sveikatos prasme, tie metodai. Politiniai turimi sprendimai. Jau lab, kad ponas Trumpas atėjo labai trumpam laikui. Viso labo net mažiau nei 5 metam ir net mažiau negu 10 metų. Viskas po jo lygiai taip pat gali būti atšaukta, pakeista ir taip toliau ir panašiai. Ir vėl vienu plunkstos brūkštelėjimas. Beje, tai truputį nėra. Nors jau sakius, man nelabai rūpi, truputį gaila, aišku, bet man visada gaila, kai kažkas savo gamtą niokoja ten ar dergia nacionalinius parkus. Turime Kinijos pavyzdį puikų, kai smogas niekada nepalieka, turim Indijos pavyzdį, kai dangų matė tik tai čia per pandemijos krizę, man atrodo. Pirmą kartą kai kurie iš viso gyvenime matė žydrą dangų Delyje, pavyzdžiui. Vaikai gimė prieš 20 metų, jau paaugliai, dabar jau jauni žmonės, nėra matę žydro dangaus. Tai jie buvo... Dar jau Rusijoje yra Norilsko miestas šiaurėje, kuriame ten įvairūs brangus metalai, ten 3 didžiulės gamyklos yra. Tai tas miestas yra tikrai ne vais didelis pasaulyje, daugelis gal net negirdėto Norilsko, bet tas Norilskas išmeta į orą kietųjų dalelių ir kitų teršalų dvigubai daugiau nei net Rusijos miestas Maskva, Megapolis. Tai Rusija puikiausias pavyzdys irgi, kaip jiems nusispjaut turbūt į susitarimus dėl gamtos. Bet šitą dėl gamtos, pavyzdžiui, tie patys Kalifornijos gaisrai. Šimetinis Kalifornijos gaisras, ekspertų nuomonė, sunaikino visas pastangas Kalifornijos važinėti tik elektromobiliais. 10 metų taršos grįžo į prieš 10 metų būseną oro kokybę. Tai praktiškai jie 10 metų be reikalo kankinosi su tais elektromobiliais, ypač pirmaisiais ten Priusais ir į lygintuvą panašiais. Dėl nieko. Vienas gaisras pasirodo žymiai daugiau žalos padaro. Tai čia irgi kartais taip skaičiuojame, kad klaidos demokratinio valdymo, tas neįgalumas ir turbūt suteikia galimybę Trumpams ir panašaus pobūdžio politikams tapti ryškiais lyderiais. Nes akivaizdu, pavyzdys Europos Sąjunga, kuri šiuo atveju yra visiškai neįgali, jeigu kalbėti ir apie pasikeitusią Amerikos politiką. Visi tik sėdi ir laukia, ką Trumpas pasakys. Argi čia tikrai, sakykime taip, didžiausios išsivysčiusios pasaulio rinkos reakcija turėtų būti. Vis tik tai Amerika yra nepilni 400 milijonų, mes čia kalbame apie 500 milijonų žmonių. Tai rinka yra didesnė, gal šiek tiek skurdesnė, bet neturėti savo žodžio, savo nuomonės ir savo politikos ar stuburo, akivaizdu, kad žmonėms tai nepatinka. Taip, ir turbūt baisiausia tema, kurią vis dar mes irgi bijom atvirai kalbėti iki galo, tai tarkim to paties žalio kurso arba apskritai noro saugoti gamtą plačiai ir siaurai prasme, niekaip nedera su
požiūrį į saugumą. Jeigu iš tikrųjų matėm ir jautėm ir supratom, kad Rusija kelia grėsmę ir gamina ginklus, turi ginklų ir neplanuoja labai visko saugoti, tai, man atrodo, kokių gražių idėjų beturėjom, bet tikrai gražių idėjų turint, negali ignoruoti fakto, jog turėti savo apsiginti įvairias priemonės yra absoliutus prioritetas. Kitaip tariant, man atrodo, sąžininkai reikėtų pasakyti, kad pacifistinės, pseudo-pacifistinės nuotaikos, turint pašonę Rusiją ir šeriant už dujas ir naftą Europos eurais, buvo viena didžiausių klaidų, jeigu ne pati didžiausia klaida apskritai visų Europos politinių lyderių. Ir čia, kas svarbiausia, aš nematau didelio prisipažinimo, kad visi pagrindiniai lyderiai, ar tai būtų Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, galim vardinti daugybę valstybių, susimovė visiškai žaisdami žaidimus dėl mums rūpimų temų, kurios labai svarbios pacifistiniam pasauliui, nematydami grėsmės karo. Tai reikėjo gaminti ir tankus, ir patrankas, ir visą kitą, ir dar dabar reikia, ir vis dar negamina. Tai dar jau mes žiniasklaidoje tas temas irgi praleidom, mėgdami pacifizmą, nes žurnalistų tikslas, mes puikiai žinom, viena iš misijų humanistiniai tikslai, bet humanistinių tikslų negali pasiekti ignoruodamas grėsmes, kai jos yra pašonė. Man atrodo, ir antra sudėdamoji dalis, vis tik tai tie visi žalieji kursai ir taip toliau gerokai kenkia ekonomikoms ir praktiškai nepasitenkinimas ekonominė situacija Europos Sąjungoje ir už tai nukrypimas į dešinę politiką arba, sakykime, tai, į tą politiką, kurį žada viso to atsisakyti, susilaukia vis daugiau palaikymo, nes vien tik sprendimas, pavyzdžiui, uždaryti Vokietijos atominės elektrines, čia daro milžinišką žalą visai vidurio ir šiaurės Europai. Prancūzija dar normaliai kapstosi, o visi kiti turi energetinę krizę nuolat besitęsiančią. Kai dabar pensininkai turi kas valandą žiūrėti, kiek kainuoja elektra Lietuvoje. Tai yra jų pagrindinis darbas pasidarė. Tai man atrodo, kad šita politika, keiksmažodis yra žodis tvarus, bet nėra tvari. Todėl, kad politiniai sprendimai buvo, mano galva, klaidingi pirmiausia dėl saugumo pasaulyje. Jeigu ar Rusija, ar Kinija, nes mes apie dažniausiai kalbam, kaip mums tokia fundamentalė grėsmė keliančios ar ekonomikai, ar karinė prasme, tai galvojimas, kad galbūt kaip nors su jais susitvarkysim ir žiūrėkime savo pacifistinių plačiai ir siaurai prasme idėjų ir darykime taip, kaip mums gerai, jis buvo strategiškai, net nežinau, praloštas žaidimas, kuriame, sakau, nieks nenori prisimti atsakomybės. Ir mums kaip žurnalistams šiandieną labai svarbu ir toliau nebeignoruotų tų temų ir problemų, nes pamiršdami, kad suklydo tie, kas suklydo, šiandieną labai dažnai mes matom, beje, kad viešoje erdvėje, kaip ekspertai kalbinami tie, kurie darė klaidas. Tai, žinot, viskas čia yra gerai iš principo, bet reikia nepamiršti priminti tai, nes mes žiniasklaidoje mėgstam, pavyzdžiui, priminti kokiam nors veikėjui, kuris padarė smulkų administracinį ar kriminalinį nusižengimą kokio nors tokio buitinėje srityje, nežinau, parūkė žolės kažkada, reiškiasi, gatinė ten perėjimo ar dalyvavo kokią nors PVM mokesčių slėpimo schemoje. Apie tokius politikus mes mielai primename, arba čekiukų skandalą primename, kas irgi labai gerai, man atrodo, bet pamiršti strateginės klaidas padariusius politikus, prezidentus, beje, kaip ir Lietuvos tame tarpe, nes panašu, kad irgi ne viską teisingai galbūt padarė iki galo, mes iš tikrųjų, kaip žurnalistai, darom didelę klaidą, ignoruodami svarbius klausimus svarbiems žmonėms. Man atrodo, kad Europos Sąjunga yra ta linkme, kad netrukus ir uždaus dizelinius tankus ir lieps pakeisti elektriniais. Tai manau, kad tai arčiau, negu kad pradės gaminti daugiau ginkluotės. Bet čia mano nuomonė, kuri turbūt nėra tokia svarbi. Grįžtam prie Donaldo Trumpo. Tai vis tik tai santykiai su Europos Sąjunga. Viską peržiūrėjau, nieks man neaišku. Jis jau sakius, jokios žinutės nėra, išskyrus, kaip tu sakai, užuominą, kad kokie lyderiai buvo pakviesti į inauguraciją. Tai yra, sakykime taip, ultradešiniųjų atstovai. Tai man atrodo, kad ponas Trumpas Europos Sąjungos apskritai netraktuoja kaip partnerio daryboms. Jisai rinksis tas valstybės ir tų valstybių atstovus, su kuriais jam lengviau, su kuriais sunkiai, bijau, kad visiems bus sunkiai. Ir man atrodo, jo tokia daryminė pozicija. Jis tikrai nesiruošia vienas pats atsisėsti prieš 20 plus valstybių lyderius ir bandyti tartis pagal jų taisyklės. Aš kiek žiūrėjau dokumentikos iš Trumpo gyvenimo patirties, net kaip su bankais, kurie kreditavo kažkada veiklą, jisai kalbėjo visai kitą kalbą ir kitokiu būdu. Jis turi savo taisyklės, kaip vyksta politinės darybos.
Iš tikrųjų, tai turbūt galima pasakyti, aš dabar neprisiminsiu, koks buvo susitikimas, bet man atrodo, G7, kai jisai bandė su tuomet Vokietijos kanclerė šnekėtis, kad mes čia su Vokietija vas galim savo sutartis turėti. Ir kanclerė vis primindavo, kad sorry, yra Europos Sąjunga ir teks kalbėti to formatu. Na, galima poniai Merkel prikišti daugą, tuos pačius santykius su Rusija, bet galų galiai kūrė ekonominį klestėjimą, turėdama už dyką rusiškas dujas, praktiškai Vokietijos energetika buvo nemokama, įmonės klestėjo, bet vokiečiai su malonumu tais pinigais dalinosi su visa Europos Sąjunga ir nemaža dalim mūsų keliai, infrastruktūra, tai tuo, ką mes čia dabar džiaugiamės ir didžiuojamės, buvo pasiekta vien dėl to, kad Merkel draugavo su Putinu, gal ne Putinu, Rusija ir iš tikrųjų, nepaisė tuo metu tų saugumo interesų. Bet tada mes nesiskundėm, kad vokiečiai sumoka labai daug pinigų ES biudžetą. Tai reiktų prisiminti ir tą. Tai šiuo atveju teisus. Trumpas norėtų dvišalių santykių, tai akivaizdu, bet ko norėtų ES? Kodėl niekas iš žurnalistų ne čia jau arčiau, kur galima paklausti, kur iš tikrųjų turime jau ryšių ir mūsų politikai turi ryšių ir jokių pasvarstymų apie tai, kogi Europos Sąjunga nori iš naujo prezidento. Ar laukiam, ko jisai norės ir pasakysim taip, ponė. Tai šitie klausimai pirmiausia Europos komisijos nariams, be jokios abejonės jiems ir atsakingiam už užsienio politiką ir ne tik užsienio politiką, kas susijęs su gynyba, su kosmoso ponui Kubiliui arba kitiem. Taip, aš visiškai to pritariu, nes reikia nepamiršti, kad ES svarbiausia institucija yra vis dėlto Europos komisija, ne Europos parlamentas, nors jis irgi labai svarbus, bet puikiai suprantame. Ir man atrodo, šiandien tų klausimų aš beje kaip ir tikrų tokių atsakymų negirdžiu, nei vieno, nei kito. Ir čia spraga. Žiniasklaida turėtų labiau jų klausti. Čia kaip visada, Donaldas Trumpas perima tą darbotvarkę ir mes visi galvojam, ką Donaldas Trumpas darys. Bet mes esame Europos Sąjungoje ir aš, pavyzdžiui, nežinau, ką Europos Sąjunga darys, ar nieko nedarys, ar čia dabar visos valstybės subirės ir dėrėsis, kaip kas norės, kuo norės. Nors panašu, kad į tai yra einama, nes dabar turime situaciją su Rusija, kaip ne viena, ne dvi, net ne trys Europos Sąjungos valstybės palaiko puikius santykius su Putinu, nežiūrint to, kad oficiali pozicija lyg ir yra pusiau karas. Tai čia manau, kad šitų ir nieks neklausinėja. Tai yra, ko tiktis iš Europos Sąjungos mūsų prezidentas, ne iš Donaldo Trumpo. Nes apie Donaldą Trumpą visi bijo dabar kalbėti. Jeigu pastebėjai, net ir kolegos žurnalistai, kurie nacionalinėme transliuotoje labai palaikė Kamala Harris ir labai tyčiojasi iš Trumpo, iki rinkimų, po rinkimų kažkaip pakeitė toną ir dabar kaip ir jis truputį jiems juokingas, bet jau nebelabai. Tai aš manau, kad čia ir visa žiniasklaida pradėjo svarstyti, gal ir nieko tos permainos, gal čia kažkas gero iš to gali išeiti. Nors prieš tai visi pasaulio pabaigą paaiškėjo, jeigu jis taptų prezidentu. Tai manau, kad šitoje vietoje mes daug prarandame, kad žmonės nėra informuojami apie ES užsienio politiką, santykiuose su Amerika, santykiuose su Kinija, santykiuose su Rusija. Iš tikrųjų, mes žinome tik atskirų politikų ir dažniausiai tų, kurie prieštarauja kursui nuomonės. Jeigu dar labai trumpai, tai užsienio politika, reikia pripažinti, ES niekada nebuvo tik ES reikalas. Ir čia mes turim turbūt tą naują iššūkį. ES dažniausiai buvo apie pinigus ir ekonomiką, apie socialinius kai kurios dalykus šiek tiek, bet užsienio politika visada buvo ir bendra vienoje vietoje, bet daug klausimų buvo ir dvišaliam santykiam palikta. Ir čia bus absoliučiai nauja tema, man atrodo, nauji sustarimai bus reikalingi. Labai nauji dideli sustarimai, kurių kol kas aš negirdžiu, kad jie būtų vieningai priimtini. Kaip jums sakys, man atrodo, bent man atrodo, kad tu padarai didelę klaidą, sakydamas, kad Europos komisija yra svarbiausia institucija. Ministrų taryba pagal visą idėją buvo svarbiausia institucija. Tai yra valstybių premjerai ir prezidentai susirenka, priima sprendimą ir numeta į Europos komisijai kaip kanceliarijai vykdyti. O jau turėtų būti. Taip turėtų būti. Jeigu reikia keisti kažkokius įstatymus, Europos parlamentas patvirtina ir Europos komisija tada organizuoja darbą. Šiuo atveju mes šnekame apie tai, kad Europos komisija diktuoja, nors tai yra nerinkti žmonės, dažniausiai keisti žmonės, dažniausiai žmonės, kuriem kažkas skolingas arba kažkas kažkieno yra draugė.
nes čia turėjo už užsienio politiką atsakingą merginą, kuri, turbūt apie užsienio politiką sužinojo, kai postą atėjo. Tai čia šitoje vietoje aš neturiu tokio didelio optimizmo, bet netgi be optimizmo vis tiek norėčiau žinoti, kas vyksta. Jeigu nieko nevyksta, tai gal vieną kartą įvardinkim, kad nieko nevyksta. Man panašu, kad tai bus temos ateities laidom. Milijardieriai. Čia kažkas paskaičiavo, kad per Donaldo Trumpo inauguraciją tarp dalyvių buvę milijardieriai arba jau multimilijardieriai, tai yra Google'o, Teslos, Facebook'o, TikTok'o, kuris gavo antrą kvėpavimą 3 mėnesiam, jeigu girdėjai. Tai vis tik tai jie 20% pasaulio turto valdo, tie žmonės. Kiek jų įtaka gali būti bjauri naujai kadencijai Trumpo? Čia jau paskutinis klausimas, nes laikas baigti laidą. Akivaizdu, kad tai, ką mes anksčiau smerkdom, oligarchinis valdymas, oligarchiniai kažkokie sprendimai, oligarchinė tvarka buvo labai blogis. Panašu, kad dabar kaip tik jie deleguotos didžiulės funkcijos bent Jungtinėse Amerikos valstijose ir man atrodo visi lauks vieno dalyko. Arba jie susimaus, arba jiem pavyks. Jeigu pavyks, visi supras, kad gal ir gali tai būti. Jeigu susimaus, bus negailestingi visiems tiem lyderiam, beje, ar Facebook'o įkūrėjui, ar ponui Muskui. Man atrodo, visi tie oligarchai, kurie susimaus, dėja gyvenimas bus jiems labai žiaurus. Ačiū Dainiau, sėkmės tavo naujose darbuose. Taip pat noriu padėkoti Justui Jurkevičiui už ryšį sklandų ir vaizdelį. Atsisveikinu tada iki kito antradienio. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.